Planas gyvenimas. Ieškom savo laisvės formulių. Šiame epizode kalbinu Mindaugą Grajauską, mokymų trenerį, konsultantą, knygų autorių, pranešėją, šiuo metu besisukantį net 3 versluose. Kai parašiau Mindaugui, sakiau, kad atrodo 1000 metų esam pažįstami, nors niekada gyvenime iki šiol nesimatėm. Štai ką daro bendrų socialinių temų vystymas socialiniai erdvėjai. Kviečiu klausytis Mindaugo plano gyvenimo. Labas, Mindaugai. Labas, Dūdė. Kaip tu šiandien gyveni? Atsakyti gerai turbūt būtų per banalu, bet iš tikrųjų aš taip, gal net nebijodamas to banalumo, mane stoicizmas išmokęs, kad jeigu nubudai, tai jau geriau būti negalėjo. Tobula. Su tokia linkme tikiuosi visas pokalbis raisis. Kai tau rašiau, atrodo, kad mes jau 1000 metų pažįstami, nors niekada gyvenime nesimatėm, tai dabar matomės pirmą kartą, smagu tave matyti. Ir aš turėčiau pradėti nuo labai plataus klausimo, kuris, manau, kad nustatys tam tikrą toną visam šitam mūsų podcastui pagal tai, ką atsakysi. Tai Mindaugai, kas tau yra laisvė? Šitą klausimą tu man jau buvai rašęs kaip pasiruošimo ir aš, žinok, tikrai nemažai mąsčiau. Labiausiai tai net ne tam atsakymui, kurį va čia galėčiau dabar sformuluoti, bet šiaip tokiam susivokimui buvo įdomus pratimas ir kažkaip man tokia analogija, žinai, kad tai nėra laisvė kaip reiškinys, kaip toks vienas kažkas, tai yra vienas kažkas turintis labai skirtingų briaunų, žinai, ir tada tas briaunas, žinai, ryškėja, kai pradeda apie tai mąstyti. Tai viena, aišku, yra ta mūsų, nežinau, žinai, tokia fizinė laisvė, kad šiaip mes galim daryti dalykus, nesam kažkaip, tai žinai, apriboti tiek fiziškai, tiek savo pasirinkimų laisvę, tada jeigu šitą dedam į šoną, tada kitas yra, man kas yra svarbu, žinai, tokia kūrybos laisvė, kad tu kuri, kaip tau kūrėsi, žinai, o ne bandant įtikti kažkam, tai man tas tikrai labai, labai svarbu. Tada, žinok, išryškėjo man dar vienas dalykas, nėra taip, kad visą gyvenimą tokią laisvę turėjau, žinai, kaip, taip laisvai reikšti tai, kas tau būna viduj, su tai žmonėms, su kuriais tu daug laiko praleidi kartu, tai, nežinau, šeimos nariai, nežinau, antra pusė, kolegos, darbe, verslo partneriai, neturint kažkokio nerimo, kad, žinai, pasakysi, kaip būnasi ir tada tai pakems tolimesniam santykiui, žinai, tada tokio dirbtinio saugumo nebūna ir tada tos tokios tikrovės daugiau, ten aišku visko būna, bet man tai irgi yra laisvė, žinai, būti, jaustis ir apie tai kalbėti su kitais žmonėmis. Tai 3 šitie tokie, žinai, man taip labiausiai išsiryškino, jeigu aš dar toliau šitą darbą daryčiau viduj, tai matyt, kad vis tiek atsirastų dar kažkokių tokių briaunų, žinai, o dabar begalvojant man atrodytų savaime suprantama, bet, iš tikrųjų, pavyzdžiui, fizinio judėjimo laisvė. Aš ją turiu, tu ją turi, daugybė žmonių jos neturi, žinai, ir tas, šiaip man tai yra svarbu, žinai, kad aš galiu pats, pavyzdžiui, fiziškai judėti. Smulkmė tiem žmonėm, kurie tą gali, bet kai pradedi mąstyti, kai šiaip tai negarantuota, šiaip tai nėra pažadas savaime, kad jinai, žinai, liks nekintama ir kol tai yra, žinai, gali džiaugtis to. Ir kiek daug žmonių to kaip savaime suprantama nepriima, atrodo čia, taigi ir taip natūralu, kad judu, bet niekada nepagalvojom, kad gali būti atvirkščiai, ne? Kita vertus, žinai, negali ant jų pykti, aš irgi anksčiau niekada apie tai negalvodavau, bet tada susiduri su tam tikrais gyvenimo potyriais, kur tu aptinki tokie apribojimai. Kartais pats savyje, ten nežinau, pavyzdžiui, buvo toks momentas, kad literaliai dėl traumos negalėjau eiti ir tada, kiek yra diskomforto, nepasitenkinimo, irzulio, žinai, kiek tokio neapmąstyto dėkingumo praeitį, tada supranti, kad buvo, žinai, ir tada po tokių situacijų, tai jau visai kitaip žiūrite savo laisvę, žinai, kurios yra. Daug kalbi socialiniai medijai apie laiką ir produktyvumo kaip konceptą, bet pakalbėkime apie laiką. Įdomu, kaip šita savoka tau siejasi su laisvė, jeigu siejasi. Tai, žinai, laikas turbūt yra materija, per kurią tos visos laisvės reiškiasi, nes šitos materijos nebūtų, tai visa tai, ką aš kalbėjau, nebeegzistuoja. Turbūt neegzistuoja, kiek aš žinau, žinai. Tai man laikas toks apskritai įdomus reiškinys, žinai, kaip, jeigu dabar atsimenu, Augustinas, man atrodo, dažnai sakė, kad viskas aišku su laiku, kol nepradedi pabandyti atsakyti klausimą, kas yra laikas. Tai lygiai tas pats, žinai, kai tu pradedi kažkaip bandyti apibrėžti tai, kas galbūt esmėje savyje nėra apibrėžiama, tai tada daug dilemų aptinki, žinai, būni netikslų savo žodyne. Tada galbūt įsiveli kažkokį tais ten argumentavimo ginčą, žinai, kuris savaime tai nežinau, ar yra vertingas. Tai
Aš tai tiesiog, va, taip, žinai, kažkaip mąstau, kad ta atkarpa, vat, kurią mes čia pavadinam savo gyvenimu nuo pradžios iki pabaigos, mes, nu, šiaip jinai labai trumpa yra. Ir va tada turbūt uždavinys ir yra, žinai, patirti geriausiai kaip gali. O vat kaip gali, nu, tai laikotarpis apibrėžia tavo galimybės ir laisvės tame tarpe, žinai, nu, tada, kada tu gimsti. Tada vat, kažkokios startinės pozicijos, kurios irgi nu, nepasirinktos yra, jos duotos, žinai, nu, vat, apibrėžia kažką. Ir vat, su tom sąlygom, kurios randasi, žinai, vat, kaip geriausiai gali patirti. Nu, po to tame tarpe kažką dar nuveiki savo, kitiems, žinai, bet šiaip tais man kažkada, žinai, labai taip nejauku buvo, aš vienoj tokioj mokymų programai, kur dalyvavo šiaip arba australai, arba amerikiečiai, aš vienas ten buvau toj grupėje iš 40 žmonių, vienas europietis, man vienam teko naktim keltis, kad galėčiau susijungti. Tai ten kažkaip toks small talkas buvo apie tai, kad kokia kiekvieno yra misija, žinai. Nu, ir žmonės pradėjo tokius paruoštus atsakymus, suprantu, kad jie dirbė su to, kokia tavo misija. Nu, ir pradeda ten padaryti ten kažką, kažkaip ten pagerinti kažką, ir ten apie ten, nežinau, nuo sveikatos apsaugos ten sektoriaus darbuotojų, žinai, Amerikoje iki ten kažkokių verslo konsultantų ar dar kažko. Ir aš taip sėdžiu, klausau jų ir galvoju, ačiū Dievui, kad manęs taip tiesiai neklauso, kokia tavo, nes aš neturiu to sakinio apie tai. Jeigu man reikėtų, tai angliškai skambėtų just to have fun. Ta prasme, kad būtų įdomu. Ten kažką pavyks sukurti, nuveikti, nudirbti, tarnauti kitiem valio, bet šiaip vis tai, kad būtų įdomu, žinai, ir toks atėjo ta mintis į galvą ir galvoju, ačiū Dievui, kad niekas neklausė, nes gal net būtų nepatogu ją įgarsinti, nes toks, nu, čia pasirinko tiesiog gerai praleisti laiką. Nu, bet aš tai taip iš tikrųjų galvoju, mano užduotis, žinai, šitam per laiką atkarpoju, kaip įmanomai geriau praleisti laiką. Kaip smagu. Norėčiau, kad daugiau žmonių turėtų kažką panašaus savo galvoje. Bet žinai, bet čia ne apie vakarėlius, nes mes gerai praleisti laiką, tai reiškia ten kažkaip, tai žinai, tai gerai praleisti laiką ir spręsti problemą, kuri dar nėra išspręsta iki tavęs. Ir va tai yra gerai praleistas laikas, žinai, nu, man pavyzdžiui. Tai ne visos problemas aš ten renkuosi spręsti, kurios gyvenime neišspręstas, nu, gyvenime, Lietuvoje, ten kažkokio verslo, ten srity, žinai. Bet vat, kai pasirenki jau, ką čia įmėsi spręsti, su kuo, žinai, veikti, ką daryti, kad šiaip būtų įdomu. Nes kitaip tai, nu, šiaip skurdu tada toj dienoj, man atrodo. Daugiau procesas negu pats rezultatas, ar ne, ar pati problema. Aišku, žinai, toks rezultatas vyšnia ant torto, bet jeigu jo ten nėra tokio, kurį ten projektavai, nu, bent jau buvo faina. Labai gerą palėtį plotmę startinis momentas arba duotybės, kurias gaunam gyvenime. Tai vienas iš šio podcast'o tikslų yra leisti klausytojam išgirsti kol kas dar, kol mes čia kalbam, nepažįstamo žmogaus istorijos, niekaip neprisirišant prie rolės, asmenybės ar pasiekimų, kurie jau šią akimirką gyvenime padaryti. Koks buvo tavo startinis taškas? Kokios buvo duotybės, kokioje aplinkoje gimė, jeigu galim nusikelti pačią tavo vaikystę? Nežinau, turbūt sakyčiau daugiau geras negu blogas. Iš tikrųjų, taip kai gal pažiūri, tai turbūt turėjau viską, ko gali reikėti šiaip augimui, vystymui. Tikrai turėjau šiaip daug laisvių, iš tikrųjų turėjau daug laisvių. Aišku, čia pažinai, nu, turbūt nėra ne vieno žmogaus, kuris yra užaugęs be traumų. Ir su metais tu supranti, kad, ten buvo tas, ta laisvė, jinai turi savo kainą, kurią dabar reikia mokėti, žinai. Tai šiaip suma sumaram, tai tikrai tai turėjau visas galimybės. Kai kur, aišku, turėjau tam tikrus apribojimus iš tos savo artimiausios aplinkos, bet čia pat kažkaip tikrai kartais taip pat žiūri atgal, atrodo, kad buvo tokių posūkių, kuriuose, žinai, galėjai nepasirinkti to posūkio, kurį pasirinkai, sąmoningai ar nesąmoningai, ir kartais šiaip žiauriai sunku atskirti, žinai, ar ten tu taip jau pasirinkai sąmoningai, ar tiesiog taip nutiko, pasisekė. Aš kartais neprivengiu to mąstymo, kad kartais tiesiog pasiseka. Aišku, tiksliau pasisekimui didėja šansų, jeigu tu daug veiksmų kažkokiu tai darai, žinai, bet kartais tiesiog pasiseka, nebūtinai, kad nudirbta būna, kartais tiesiog gaunas. Tai turbūt taip konkrečiai atsakant, kad buvo gan geros startinės pozicijos. Geros startinės pozicijos. Kada anksčiausiai save prisimeni? Kokio amžiaus? Mano tėtis, žinok, turėjo, čia buvo labai seni laikai, tai jisai dirbo ten su vestuvėm kaip renginiais ir kažkaip gavo ten tų kamerų, kurios filmuodavo, žinai, vaizdą.
Tai aš pats net gal to neatsimenu, bet kai po to žiūriu tas įrašus, tai tada atrodo, kad aš ten atsimenu, žinai, tai vat, gan nuo senų, ten, nežinau, kelių metų buvau turbūt vaikas, kur, nu, vaizdą vizualinį turiu, tik nežinau, ar iš atminties, ar iš tų vaizdų, kurie ten buvo nufilmuoti. Bet labai fragmentuota, iš tikrųjų, vat, jeigu taip gal prisimint save, ten, nežinau, ten tarp 5-10 metų, nu tai atsimenu, aišku, tai kai kurios patirtis, kurios nebūtinai tik tai mielos būna, ten kažkos, bet labai fragmentuota, o vat, nuo kokio, taip 14-15 metų, tai jau galėčiau taip supasakoti sezonais, vat, kas ten vyko, ką dariau, ko nedariau, kaip ten gavosi, tai nežinau, ar čia nuo anksti ar ne nuo anksti, bet sakyčiau, nuo 14-15, taip jau ta juostelė tokia į nuoseklę liniją kažkaip susidėjus galėtų būti. Mhm. O tame nuoseklume, kurį jau prisimeni truputį geriau negu kad save 5-metį, prisimeni kokių momentų, jeigu tokių buvo, kai supratai, kad va tai yra tai, ką aš noriu gyvenime veikti, ar tavo profesija, kurią dabar turi, keitėsi iki, nežinau, iki pat dabar, ir dabar dar tavo verslai, žinai, auga, didėja, jų mažėja, bet jie vis kitokios pakraipos ir srities, kaip šita linija vystėsi. Atsimenu, žinok, va, tai, ką iš esmės dabar darau, tai gal net atkasčiau datą, kada tai buvo, ten kokie 8 gal metai, pavasaris turėjo būti, kada tokioj nevyriausybiniai ten studentų organizacijoje aš buvau atsakingas už mokymus organizavimą. Ir prieš tai buvau ten, nu, tai mokymų organizavimas, tu turi, žinai, surasti vietą ir surasti lektorių. Nu, ir aš buvau jau tą daręs kiek anksčiau, žinai, aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kas čia turi būti, ne kaip per turinys, bet, nu, kokio inputo aš noriu organizacijai, tai dėl to tas lektorius ieškau. Ir tada atsimenu, tie pirmas, antras tie bandymai mano tokie, nu, atrodė pro šoną, aš ten, žinai, išleidžiam pinigų, sugaištam savo laiką, bet būnam tokie pakalbėję ir man tas netiko, žinai, ir aš tais metais jau sakiau, ne, šį kartą, kai darysiu, tai aš jau tikrai rasiu tą žmogų, kuris jau tikrai gali padaryti tai, ko aš noriu, žinai. Nu ir aš taip pradėjau tos pokalbius su vienu, su kitu ir aš suprantu, kad nieks nenusiteikęs yra padaryti tai, ko aš noriu. O aišku, tas geriausias kompanijas Lietuvoje aš negaliu nueiti ten su tais kelių šimtų litų biudžetu tuo metu, žinai. Tai... Ir aš taip sėdžiu ir taip aš, žinai, ten aiškiai struktūrą susidėjęs, kas turi būti ir galvoju, nu tai velniop tada, jeigu nieks negali padaryti, nu tai aš padarysiu. Bet ne iš gero gyvenimo, dėl to, kad nerandu kas, o data jau yra, visi jau ten laukia ir manęs tada klausė, žinai, kolegos, nu tai kaip čia kas ten bus per programą ir tada aš ten, bandau kukurti. Ir tada jo, ten kūrėm, nebūtinai ten viskas tobulai gavosi, bet tuo metu, kai viskas ten praėjo, aš atsimenu tą jausmą, kad tai aš norėčiau daryti. Ir turbūt tada ir buvo ta lemputė, kur aš sakau, okei, čia yra mano vieta, kurioje aš tam bandysiu, žinai, ieškoti kažko tais, tai ten tų tokių nesėkmių irgi tada buvo, aš ten savo organizaciją būtinai reikėjo man įkūrti, žinau, kaip jau ten kažkokia ten organizacija, kaip verslui vystyti. Tada ten, žinai, užsižaidė su tai, kokiu čia logotipu dabar turi būti pasikrikštijęs, nors užsakymų į priekį tai nėra, žinai, su pardavimais nemoki dirbti, nesupranti, kaip tas darosi. Ir tikrai man net keista, kad gan ilgai man sekėsi ten kažkaip tų užsakymų gauti, takinų jie dabar, kai žiūrėti, tai juokingi padažnai atrodo, bet jie man leido tada, žinai, išgyventi, ir kažkada atėjo laikas, kai, krizė, viskas, krizė man, nėra užsakymų ir ką tu čia, žinai, veiki žmogų gyvenime. Ir tada, vieną naktį aš padariau tą veiksmą tokį, žinai, išsirinkau, ką žinojau, iš kokių kontaktų ten ką buvau nugirdęs, prieš tai klausiau žmonių, kas yra geriausi mokymus srity Lietuvoje. Ir tokį top 10 sąrašą, žinai, pasidariau. Ir vieną naktį paėmiau ir visų kontaktus ten ką radau, paėmiau ir parašiau, žinai, sakau, žiūrėk, aš esu toks ir toks ir noriu čia kažkaip suprast, kaip čia viskas veikia jau visai tam aukščiausiam lygiai, žinai, tai keli žmonės tada pargrįžo, pradėjom kalbėtis ir dabar tie pokalbiai nuvedė į šią dieną, kurioje, žinai, esu tai. Tai gali sakyti, pasisekė, bet nebūtų tų veiksmų padaryta, nebūtų pasisekę greičiausiai. Mhm. Lemputės momentas, kurį paminėjai, kokio tu amžiaus čia buvai? Plius minus. 20 kokių 2-3 gal metų. Ok, iki tol, čia aš klausimą klausiu mintyse turėdama galimą klausytoją, kuris dar vis savęs ieško. Iki tol, kokių buvo pasirinkimų, sėkmių, nesėkmių arba bandymų, kur dar lemputės toli gražu nematyt? Man, žinai, kur dar vienas epizodas iškyla,
Aš šiaip, vat, pavyzdžiui, man niekada nebuvo sunku mokytis, aš tikrai gerai moku, bet šalia to, kad man ten matematika, fizika labai patiko, nu tokia inžinierija, tikslieji mokslai, žinai, šalia aš ten, nežinau, chore dainavau, grupė grojau, teatro būrelį, ten lankiau muziejaus, ten, žinai, visur, man mokytai kartais sakydavo, Mindaugai, tu perdėksi, tik tai jie kitą žodį naudoja, kažkaip ten Persitempti. išsibarstysi ar išsitaškysi, vat kažkaip taip, žinai, naudoja ir aš duodu nesąmonę, ta prasme, man ten gaunas, aš ten ateinu, darau ir padarau, žinai, ir tikrai gaunas ir atsimenu, mokytojai net su tėvais mano kalbėjo, kad čia reikia Mindaugui kažkur susitelkti, čia, žinai, nes čia visur, čia mokykloje pilna jo, iš tikrųjų, mokykloje pilna būdavo, kartais papiknaudžiaudavo to iš tikrųjų, nes jeigu į matematikos pamoką nenorinai, tai aš tada einu repetuoti ten mokyklos renginių ir ką jūs man, žinai, tai padarykit patys, jeigu neleidėt man. Tai tokie jo epizodai irgi buvo, bet daug kur ir tada, kai jau reikėjo, žinai, rinktis, nu tai čia va tavo profesinis kelias, nes mokykloje tai, nu, ten tu nieko nesirenki, tu tiesiog mokaisi, rinkėsi, man tuo metu atrodo, buvo, kad inžinierija ar ten humanitarinė kryptis, žinai, nu. Ir aš visiškai nežinau, ką aš noriu studijuoti, žinai. Tiesą pasakius, kai dabar žiūriu, tai man atrodo, aš nesidomėjau apskritai, kokios galimybės yra, bet čia irgi vat, yra, čia už to startinio mano tos taško, kad man tėvai kali galva, nu jie patys to tikėjo, jie tai kalbėjo, tai gaunasi, kad ir man įkaltai galva buvo, kad, pavyzdžiui, vadyba ne mokslas yra, nu, nes mokslas yra tik tai tiksliai inžinierija. Ir aš tada nuoširdžiai, man vadyba neegzistavo kaip pasirinkimas, nes atrodė čia, žinai, neaktualu. Mano tėvas tada dirbo kaip statybų inžinierius, nu tai logiška, tenai. Ir ten gerai sekasi, aš, nu, susigaudau, man patinka ir braižyti, ir skaičiuoti, ir spręstas techninės tokias problemas. Ir aš buvau pradėjęs dirbti tai statyboje, ten nuo antro kurso praktiką, dar kažkokiose įmonėse ten darbavausi. Ir aš jau kai tada darbavausi, buvo toks epizodas, mes studentų laikais, ten savaitgaliais, aišku, ten baruose, klubuose ir vieną kartą visą Kaune čia veiksmas vyksta, tai senoj Boškiai, visus grūda lauk jau apsauginį, viskas jau ten 3 ar 4 ryto, nu, užsidaro. Nu, ir aišku, ten tuo metu, kur tu ten jau nori užsidaryti, nu, tu nenori užsidaryti. Ir tada visus ten grūda lauk, nieks ten nenori išeiti, visi ten inkščia, prunkščia, nu, visas tas baras, klubas, žinai. Ir aš taip patinu pas vieną iš to apsaugininkų, aš neatsimenu, ką aš jam sakiau, bet aš susitariu, kad mūsų staliukui leistų pabūti. Ir kad, nu vis tiek, sakau, tai ten tie tvarkysis, turbūt, sakau, mes čia, nu, jokių čia nieko, tiesiog pabūsim ramiai, tai tokios laukės stovėti. Ir mums leidžia, visus išvėja, mums leidžia. Ir mano vienas tas, nu, bičiulis, su kuriuo mes buvom, sako, kaip tu, sako, susitariai? Ką aš nesakau, tai jau ir susitariau, nu. Jis sako, tu žinok, tau su žmonėm reikia dirbti. Sakau, nesvaik, aš dirbu su skaičiai, žinai. Ne, sako, tu žinok, tau su žmonėm reikia dirbti. Ir aš tada galvoju, nu kokia nesąmonė, žinai. Ir aš po kiek metų susitinku kartais į jį, nežinau, ar jis atsimena šitą epizodą, bet aš tai tikrai atsimenu, kad tuo metu aš nurašiau. Nes, nu, nežinau, kažkaip tai tikrai išėjo susitart, susikalbėti, bet aš to nepriėmiau ir tikrai dirbau inžinierijoje, kol kažkada atradau, kad, nu, ne, man tie skaičiai fainai, bet tai nėra drivas mano, žinai. Ir tada atsimenu tą pokalbį, kai pasakiau, kad išeinu iš darbo, žinai. Prieš tai ten man piešė, jau sako, tu čia būsimas direktorius, nu, ten 20 kažkelių metų, aišku, fantazijas, bet tiesiog, kad čia, va, tu galvok, čia gal, čia, žinai, perimsi, va, čia tą, ir aš taip rimtai galvau, geras, čia mane ten imdavo į tos pokalbis, ten, kur direktorius važiuoja pas kitą direktorių, ten kalbėtis. Bet sakau, sorry, man šitas neįdomu. Tai jie taip, nu, gero gyvenimo. Tai išėjau. Kad viskas būtų taip paprasta, kai tiesiog nusprendė, viskas nebeįdomu ir išeinu. O įdomu šitas momentas, kai iš tikrųjų išeidinėjai iš darbo, kiek laiko truko tas sprendimas, kaip jisai atrodė? Žinok, aš dabar taip gal, man nėra taip kažkaip labai ryšku, va, tas epizodas. Aš, man atrodo, taip, tas sprendimas, kur ateina mintis, kad, nu, ne mano. Dabar gal, žinai, kai jau ten tu turi kažkokį tais ten, nežinau, nerimų daug, baimių ten, anksčiau tai to neturėjau. Dabar nežinau, ar turiu, bet tada tikrai neturėjau. Man atrodė, kad aš atsimenu, žinai, tos va, tokius epizodus, kur galbūt jie prisidėjo, kai kažkada tais, aš neturėjau tada automobilio, aš važiuodavau viešuoju transportu, žinai. Ir aš turėdavau, kad atvažiuoti ten 9 valandą, aš turėdavau ten konkrečią ten tą minutę išeiti, žinai, kad ten persėdimis atvažiuoju tą 9 ofisą. Ir aš vieną kartą atsimenu, kad aš važiuoju, aš matau tos pačius veidus, tose troleibusuose, žinau, kur kas išlips, kur aš įlipu, kaip aš ateinu. Ir aš supratau, kad va taip tai aš nenorėčiau, žinai, va taip visą gyvenimą, va taip aš tikrai nenorėčiau, žinai, va šitame etape.
vasara, ten sezonas, metai, kol ten studijuoji, kol dar kažkas. Bet gyventai taip aš nenorėčiau. Žinai, tai va šita mintis man tikrai ryški ir aš turbūt tokių prisikaupusių, žinai, vidinių, tokių kompaso krypčių, supranti, kad tada logiškai yra nedirbti, jeigu taip tu nenorėtum. O ką daryti, aš nežinau, bet taip aš nenorėčiau. Ir turbūt aš dažnai turbūt sprendimų priiminėdavau tokių, kur tu neturi alternatyvos dar aiškios, bet tu žinai, kad tai kaip yra ne ok. Ir tada tą katini, bet tada alternatyvos pradeda rastis. Nu, vat ir įdomu, kodėl man atrodo, kad mes 1000 metų pažįstame, atrodo, kad dalį mano gyvenimo istorijos pasakoja. Ane? Jėga. O ėjai į kažkur tuo metu, kai užeidinėjai iš savo to, pavadinkim, suprantu, paskutinio samdomo darbo, ar ne? Bandau atsiminti, žinok, jaučiu, kad tai buvo gal studijų paskutiniai metai, tai nebuvo taip, kad, žinai, nu vis tiek aš bandau atsiminti, aš tada uždirbau atlyginimą, kuris man atrodė, kad ten, wow, ten studentų tiek nereikia, kiek aš uždirbdavau. Aš kažkada sakydavau, aš nesuprantu, kodėl man tiek moka, žinai. Tai kažkaip dėl pinigų nebuvau įsitempęs tuo metu. Man noras buvo daryti tą mokymų, tą sritį. Žinai, aš tada jau dirbdamas beje tą darbą, aš tą epizodą patyriau, kur tau pasakojau, žinai, nes tai buvo, nevyriausybinė veikla, tokia kaip papildoma kažkoks sėdimas ir aš tada supratau, kad ne, aš čia norėčiau daryti. Ir kažkaip pradėjau tada mokytis, tikrai atsimenu, aš ieškojau programos, kur galėčiau mokytis tos trenerystės, kaip mokymus, kaip kurti, kaip vest. Tai prisimenu ten jo, kad tokia organizacija darė tokią programą, man labai patiko, ten nežinau, kiek dienų truko. Taip ir prasidėjo. Ok, dabar jau turbūt girdim pagrindinius keywordus ir užuominas, ką Mindaugas gyvenime veikia šiom dienom. Jeigu papasakotum 5-mečiui ir bandytum jam paaiškinti, ką tu dabar veiki, ką pasakytum? Be šansų, aš sakyčiau, einam pažaisti, ką nors. Gerai, o tada močiutei kokiai, kur jau gyvenimą mačius? Aš gal taip, žinai, padedu žmonėm keistis, taip trumpiausiai galbūt. Nes ten, kad ir šiaip, aš kartais labai jautriai reaguoju, kai mane, pavyzdžiui, pavadina, žinai, tam tikrose kontekstuose iš tikrųjų pavadina mokytoju. Suaugusių žmonių organizacijoje, mokytoja, žinai, kaip reiškinys. Tada pavadina lektorium, žinai, man toks, ne, aš netapatinu savęs nei su mokytoju, nei su lektoriu, žinai, aš mokymų veikloje dirbu gal tik tai todėl, kad man pačiam tai būna toks įremtas kelias į nugarą, žinai, daryti tai, ką aš čia dabar pasakoju kitiems žmonėms. Nes jeigu ne, tai aš būčiau gal apsileidęs kažkiek tais labiau negu dabar, žinai, ir aš suprantu, kad man vertybiškai yra labai nejauku vidu, žinai, sakyti kitiems kažką, ko pats nepraktikuoju arba netikiu. Ir toks darbas, jisai šiaip tai įtempia, žinai, ir tu tada daug tokio jauti galbūt papildomą tokį įsitempimą, ar čia tikrai tu darai pats taip, kaip kitiems siūlai, žinai. Ir tada aš ateinu iš tos perspektyvos, kad nieko aš nenoriu nei išmokyti, nei ką, žinai. Aš pasidalinu tai, ką esu patyręs, pabandęs ir žinau, kad kitiem, pavyzdžiui, veikia. Aišku, prieš tai tikrinė, bet tada žinau ir tu taip neturėdamas lūkesčio čia kažkaip priverstos kitus žmonės čia kažko patikėti, ar čia kažkaip kitaip daryti, tada visai kitas santykis su jais, su kuriuo tu nebemokytojas, tu esi žmogus, iš kurio jie gali kažką išmokti. Bet lygiai taip pat ir aš galiu iš jų kažką išmokti, žinai, kai į tokį santykį ateini, tada nežinau, man atrodo bent jau truputėlį labiau atsipalaidavęs būnu, tada žmonėm nėra su ko čia nesutikti, prieš ką čia jie priešinsis, jeigu jums nereikia, tai viskas gerai, žinai. Aš tai neturiu lūkesčio čia pakeisti jūsų, žinai, bet galiu padėti, būti pagalba kaip resursas, jeigu norisi keisti. Man patinka tą žodį naudoti savikeitą, lietuvių kalboje tokio liktai nėra, kiek ieškojau. Bet kad tą galėčiau padėti kitiem daryti, tada turiu pats eksperimentuoti. Ir man tie eksperimentai tai žiauriai patinka. Žinai, pradėjau tai nuo tos produktyvumo temos, bet po to jinai taip labai plėtėsi, auga, aš palieku tą savoką produktyvumo, žinai, kaip žodį, žodyną prasme, bet turinyje tai yra ne tik tai, žinai, padaryti kaip įmanoma daugiau, šiaip, gyventi kaip įmanoma kokybiškiau, tame tarpe, žinai, tau reikės profesiniai veikloje ten kažkaip veikti ir nuveikti, tada reikės ten asmeniniai veikloje asmeniniam laikė, žinai, kažkaip irgi susiorganizuoti savisim būti, kažkaip tada mąstyti reikia, kažkokius įpročius, rutinas puoselėti, kad šiaip galėtum kokybiškai būti pailsėjęs, turintis energijos, motyvo pasirūpinti tais dalykais, kurie gyvenime yra svarbiausia, suprantant, kad visko padaryti tai neišeis, visą laiką liks kažkas užtrūks, nežinai, daryti tą išėmimo veiksmą, ką daryti, ko nedaryti, rinktis
Nu ir va tada visą tai, žinai, galim įdėti tą, bet kokį žodyną, svarbu, kad, žinai, būtų aišku, apie ką eina kalba. Prie eksperimentų mes dar tikrai grįšim. Šitą man bus pačiai įdomu panagrinėti su tavim, kiek esi išbandęs ir ko. Pargrįžkim dar truputį į praeitį. Paminėjai žodį sėkmė. Man įdomu prie jo pridėti žodį planas, tokį gal konkretesnį. Jeigu galėtum pat savo istoriją įvertinti, dabar jau žiūrint šių dienų akimis, kiek tame, kur ėjai ir ką darai, buvo planavimo versus kiek sėkmės. Čia įdomi gali būti diskusija, nežinai, jeigu sėkmę traktuoti kaip veiksmų rezultatą, kurio tu galbūt iš anksto nebūtinai vertinai, pavyzdžiui, pasisekė, ne, tai tarsi tau tai netikėta, nes nesitikėjai, nes apie tai negalvojai, tarsi neplanuoji, bet greičiausiai tu kažką tai padarei. Arba, galvoju, gal ir nereikia absoliutinti, nes tikrai aš kai kur jaučiuosi, kad man pasisekė, nes kažkokį veiksmą padariau su tam tikrų žmogumi, su kitų žmogumi, pavyzdžiui, padaręs tą patį veiksmą, aš to nepatyriau rezultatų. Net jeigu imti tą mano naktinį laiškų rašymą, žinai, aš parašiau 2 didžiausiam mokymų įmonėm, aš parašiau jų vadovam, tai yra tos pačios pozicijos, tokios pačios pozicijos žmonėm. Su abiejais nuėjau į pokalbį. Su vienu man išėjo išvystyti ir dabar mes esame verslo partneriai, su kitu nieko nesigavo po to pirmo pokalbio, žinai. Tai veiksmus tos pačius padariau abiejų žmonių atžvilgių, bet su vienu išėjo, kodėl? Nes kažkaip tas žmogus patikėjo manim, kitas nepatikėjo. Tai čia dabar aš tą kažką tai ten vienam susitikime vienaip kalbėjau, kitam kitaip, bet gal tiesiog pasisekė, nes tam žmogui tuo metu parašiau, jisai buvo, žinai, nepavargęs, neturėjo kitų rūpesčių, pagalvojo, kad šitam jaunuoliui, žinai, duosiu tą savo valandą ir pažiūrim, kas čia bus, žinai. Kitą dieną, gal tą savaitę būčiau parašęs, jeigu ten to žmogaus versle ten kas nors vyktų, tai gal jam ne su šito jaunuoliu, žinai, susitikti būtų svarbu tą savaitę ir, sakytum, nepasisekė, nors veiksmas tas pats tik kitų laikų. Tai aš čia gal į tą sėkmės tokį momentą, aš tiesiog, žinai, galvoju, kad bet kuriuo atveju, žinai, bet koks veiksmas, jisai kažkokį rezultatą duoda. Tu čia dabar pavadinsi sėkme ar nesėkme. Man, žinai, aš esu prisiūtas prie stoikų filosofijų, žinai, man ten yra, tu keli tokie atraminiai principai, kurie man šiaip kailį gelbėjo ne kartą gyvenime ir iš čia kai kada ateina tas mąstymas, žinai, kad šiaip tais tau gali būti kažkokia sudėtinga situacija, tu tuo metu netraktuoji to tai kaip sėkmės, bet po kiek laiko supranti, kad be to sunkumo arba be to sudėtingumo tu niekada nebūtum kažko padaręs, kažko ištrysęs, kažko patyręs ar kažko supratęs, žinai, tai kartais nesėkmė, nutiko bloga žinia, žinai, išgirdai, kaip pasisekė. Nes dabar tu turi galimybę kažkam naujam, ko nebuvo iki tol, žinai. Tai čia tas, ką norėjau pailiustruoti, kad tas sėkmės apibrėžimas labai įvairus. Mes tą sėkmę dažniausiai matom, kaip čia traktuojam, kaip tos blizgučius, žinai, ten karjeros sėkmė, ten šeimos sėkmė, ten, žinau, materialinė sėkmė, daiktų prasme, ar kažkokių potyrių prasme. Bet man tai sėkmė būna ir laiko kokybės prasme. Nėra prasmės uždirbti daug pinigų, jeigu tu nemėgsti savo dienų, valandų. Aišku, geriau uždirbti negu neuždirbti, bet uždirbti ir nemėgti kažkaip irgi skurdu, man tada toks jausmas. Be skonio, ne? Stoicizmas. Prieska yra žodis. Aha, geras. Stoicizmas irgi labai geras, labai myliu ir patinka. Pabandyk savai žodžiais tos kertinius principus apibūdinti, kurie tavo kailį gelbėjo šiame gyvenime, kaip ir sakai. Oi, tai žinok, aš šiaip mano visą mokymų, jeigu paimti mano mokymų sąrašą, produktų sąrašą, bet ko čia kaip gali pavadinti. Tai jie visą laiką ateina pirmiausia iš gyvenimiškos patirties, po to aš ten kažką gromulioju, eksperimentuoju, tikrinu ir tada sakau, žinot, tikiu. Ir tada bandau formuluoti, bandau remtis ten, nežinau, kažkokiam idėjom, jeigu tai yra kitų žmonių ar ten savo kažkokių potyrių. Tai, kažkada visai neseniai tokio stoicizmų pranešimą dariau, tai ten taip konstravau ten keletą tokių pagrindinių momentų, bet šiaip jie neskamba niekada labai įkvepiančiai savaime. Pavyzdžiui, pirmas iš kertinių atraminių principų yra, kad šiaip gyvenimas nėra geras. Savaitė. Mes turim lūkestį, kad čia mums turi kažkaip gerai būti, čia turi gerėti gyvenimas, sektis turi, čia viskas turi būti, neturi, ta visata mūsų atžvilgiu yra visiškai neutrali, jai vienodai.
Ir vat, jeigu mes taip turim lūkestį, kad gyvenimas nėra vien tik tai geras, tada daug naudų galim patirti. Tai reiškia, kad mes niekada nebūsime tokie nuskriausti viduj, kai vat, nepavyksta taip, kaip mes įsivaizdavom, kad čia turėtų būti. Tada tokio irzulio, gromuliojimo nelieka, tu tada gali tą realybę patirti be tų emocinio fono kažkokio. Tai, man patinka labai šitą. Žmonėm dažnai tas būna labai neįprasta ir šiaip atšiauriai skamba iš tikrųjų, bet kai supranti, kad gyvenimas neprivalo būti geras, jisai čia niekada nebuvo pažadėtas mums, mes čia patys tokį pažadą iš kažkur susiradom. Ir tada labai tokios daug vidinės ramybės ir šiaip ir dėkingumo labai daug, kad atsikeliat ir jūs dar nemirėt. Tai labai gera, nes čia nebuvo garantijos, kad aš šiandieną ir kad tu atsikelsi, žinai, bet pasisekė, atsikeliam geras. Tada diena, žinai, eina ir tu supranti, kad, geras, kiek daug blogų dalykų neįvyko, mes galėjome veikti. Tada, tai tokia gera diena, ten tie visi tokie smulkus dalykėliai, kurie ten nutinka, jie visiškai tada nevargina. Tu juos ten sprendė, aišku, žmogus ten juos reikia spręsti, bet jie nelieka, jie nevargina. Ir man tas labai tikrai gelbė. Aš kartais pagalvoju, ten, nežinau, vyksta kažkokia situacija ir pusę dienos žmonės ten parkingai kažką pasakė, ten kažkaip sureagavo, ten užkišo ar dar kažkoks. Dabar čia pusę dienos dėl to inkšt viduj, kad jie kažkaip turėjo netaip elgtis. Nežinau, nemanau, kad tai yra kažkaip vertinga. Tai stoicizmo tą labai gražiai sudėlė, tada ten yra tokie irgi. Jeigu daryčiau staturuotę, tai jau žinau, ką daryčiau, nes aš 100% tikras ar daryčiau, bet jeigu reikėtų atrinktis, tai amor fati frazę išsitaturuočiau. Vienas iš stoicizmo principų, kad mylėk likimą. Kaip vyksta, tai nereiškia pasiduok, būk pasyvus, ar ten kažkaip tais apatiškas tam, kas vyksta, bet tai jau yra viskas, jau taip nutiko, jau tu nieko dabar nuo to niekaip negali pakeisti. Ir tas toksai priėmimas to, kaip vyksta, jisai iš tikrųjų išlaisvina. Ta prasme, kad tu gali visą energiją nukreipti tolimesniam veiksmui. Vat kitas principas tada, kad kiekviena nesėkmė yra sėkmė. Vat kaip Seneca sako, kad žmogaus gyvenimas nepatiriant nesėkmių yra labai nesėkmingas gyvenimas. Nes tos nesėkmės jos grūdina, stiprina, leidžia tyrinėti, suprast, ne visą laiką mums ten būna aišku, aš visai per paskutinius metus, žinai, daug tokių, jeigu reikėtų imti sunkiausius mano gyvenimo metus, tai šie metai yra sunkiausi. Nuo mirčių iki ten sveikatos sutrikimų, artimų žmonių. Ir žinai, kai tada vyksta tie sunkus dalykai, kur ten, nežinau, be ašarų neišeina dienos praleisti, žinai. Ir tada įžiūrėti, o ko tai gerai. Stoicizmas sako, kad problema ištiko žmogaus, džiaukis, nes tau pasisekė, kitiem nepasiseka, jie problemų neturi, o tu turi, tai valio. Ir tada, žinai, įžiūrėti tą naudą, yra šiauriai sunku, bet jeigu pasirinki dirbti darbą, tai tada tu naudu, geras. Ir aš tą pratimą tikrai dariau, aš dėl ko, pavyzdžiui, apie stoicizmą labai drąsiai galiu šnekėti, ypatingai po šitų metų, nes aš tas praktikas kiekvieną dieną vykdau tada, kada būdavo, taip sunku, kad, aš gal čia dabar, žinai, neįsiplėsiu tom detalėm, bet, tikrai, žiauru. Kur mirties ir lygybės klausimus sprendžiasi kiekvieną dieną, žinai. Ir tada tos praktikos supranti, kad jos šiaip tai ramina, padeda, leidžia pačiam kažkaip tai, žinai, būti, tada leidžia pačiam būti atrama kitiems žmonėms, kuriems reikia tos atramos, žinai, ir tada, po tokių potyrių kartu, žinai, supranti, kad ne, tu lieki šalia stoicizmų kaip idėjomis, aišku, ten visą laiką turi, žinai, viską, visi tokių dark sides, tai stoicizmas irgi turi to, bet tą suprantant, tu gali kažkaip atsirinkti, žinai, ką imti, ką palikti, jau ten praeitį kažkur, tai anksčiau kažkas buvo normalu, dabar mes į tą žiūrėdami sakom, kad tai jau nėra normalu. Labai įdomi filosofija. Aš užliuliavau, atsiprašau. Gerai, aš turiu dabar mintį, įsinešus iš tavo paskutinių žodžių, įdomi filosofija tuo, kad jinai labai laviruoja tarp viskas super blogai iki viskas super gerai. Ta prasme, kaip tu sakai, kad džiaugis, kad šiandien atsikėlė ir dar nemirė, tai kaip ir negatyviai pažiūri į gerą dalyką ir iš tos pusės baigėsi ir galvoji, kaip gerai, kad šiandien nebuvo tiek daug didelių problemų. Tai jo, man irgi labai patinka visas šitas dalykas, tai labai rekomenduoju visiems klausantiem toliau pasidomėti ir pasigilinti, jeigu tik tai užkabino tai, ką Mindaugas pasakė. Kiek šitame visame yra, dar vis apie tą patį stoicizmą kalbu, kito žodžio, kurį paminėjai, savikaitos ir to lietuviško darinio naujo, kurį irgi įvardinai.
gali juos pabandyti sujungti, nes man kažkaip visai jungiasi tiesiogiai. Tai jie atskirai negali būti. Tai Jo, stoicizmo viena iš esminių praktikų yra, tu vakare apgalvoji, tai kaip tą dieną, kokius sprendimus darai. Kokios tavo reakcijos buvo, kaip tai dera su tom pagrindiniam stoicizmo dorybėm, kaip tai dera su apskritai visa stoicizmo filosofija. Ir tada ne tam, kad čia kažkaip save plak, bet tam, kad kitą dieną būtų truputėlį bent jau geriau, kad tu turėtum daugiau galimybių rinktis sąmoningai, o ne iš to tokio impulsyvaus, reagavimo. Ir viena iš pagrindinių praktikų, apmastyti savo dienos patirtis, pasirinkimus. Ir tai ir yra, savikaitos proceso dalis. Kitą kartą jau eksperimentuoji kitaip, jau darai kitaip, žiūri, kas gavosi, kaip žmonės reagavo, kokie rezultatai, kaip pačiam viskas atrodo. Ir toks nenutrūkstamas, procesas. Aš turiu tokį kūrybinių sumanimų, kur tikrai, aš kai pradedu, kažkokią temą taip gramuliuoti visom prasmėm, nuo tokio, kad pats skaitai ir mokaisi tada kažkaip, bet kokiuose pokalbiuose išeina apie tai kalba, naip ar kitaip. Tada su verslo klientai, žiūrim, dirbant, tada kažkaip išeina sąmoningai arba nesąmoningai, tada pradeda žmonės irgi smalsauti toj temai, tada tu kartu su jais būni toj temai ir turiu tokį sumanimą, nesu tikras, ar aš jį imsiuos dar realizuoti, bet padaryti tokį įrankį stoicizmo, kur yra, nėra kažkas labai sudėtingo, jeigu imam tą etikos dalį, jeigu imam logikos ir fizikos dalį, tai ten yra sudėtinga to filosofija, bet jeigu etikos dalį, tai ten labai viskas paprasta, galima labai nesudėtingai paaiškinti, nebūtinai lengva žmonėm priimti, bet paaiškinti tai lengva. Ir tada kažkokios tokios, pratybos turėt kaip eksperimentus. Ir aš, pavyzdžiui, ilgą laiką darydavau tos eksperimentus, kitiems žmonėms labai keistai atrodo, kokia prasmė yra to eksperimento. O man kaip minimum įdomu ir kažkokią naudą jaučiu, bet negaliu jos artikuliuoti. Tai man, pavyzdžiui, stoicizmas padėjo suprasti, kodėl, pavyzdžiui, pasirinkti savanoriškai patirti kažkokį tai diskomfortą. Kokia nauda yra iš to? Ten tu, nežinau, naktį bėgi, nemiegojęs, gerai, kažkiek valgai, kokį ilgą atstumą, nežinau, per naktį nuo 10 vakaro iki paryčių bėgti tiesiog. Kur, šiaip logikos, nelabai yra, jeigu tai pažiūrės, kam tą daryti? Dieną to nelabai gal verta daryti, bėgti 50 km, bet o naktį kam, bet tas visas toks savanoriškai pasirenkamas diskomfortas, jisai treniruoja labai daug, tokį ir psichologinį atsparumą, tą tokį susitvarkymą su emocijom, tokį automatinį minčių pagavimą, tada visos kitos situacijos, kurių tu jau nesirinki, tu jau būni gerokai geresnis. Tu jau kažkaip tai visai kitaip gali priimti ją, suprasti ją, pasirinkti taip tada tokius veiksmus, kurie veda į kažkokį konstruktyvų rezultatą, o ne taip impulsyviai kažkaip spontaniškai sureaguoti, Tai tas sureagavimas dar pusė velnė, bet kad pradedi impulsyviai mąstyti, ir po to tavo mąstymas ten toks siauras susidaro, tu jau nebegali žiūrėti galimybių, nebeišeina mąstyti apie kitus, tik tai apie save ir tada taip, ten tie sprendimai tokie jau visai prastos kokybės. Aš kaip jaučiu, kad turėsiu atsakymą į labai sudėtingą klausimą. Tai bus arba taip, arba ne. Nežinau, apie ką. Galvoju apie žmonės ir tuos, kurie pas mane dažnai ateina su daug įsitikinimų, baimių, chaoso, nestruktūrų, daug darbų ir viso kito. Kaip irgi apeliuoju turbūt į klausytojus, kurie klauso ir bando susigryninti savo laisvo žmogaus paveikslą arba žmogaus, kuris gali daryti dalykus versus kuris negali. Ar galėtum paprastai paaiškinti, kaip žmogui savo gyvenime įdiegti savikaitos principą ir savo minčių keitimo mechanizmą? Įdomi tema. Turiu vieną sakinį, kurį dažnai naudoju, bet galvoju, kad tą sakinį žmogus pradėtų naudoti, reikia prieš tai dar kažko. Tai aš labai tikiu, kad šiaip pas žmogų yra dvi varomosios jėgos - skausmo vengimas ir malonumo siekimas. Skausmo vengimas visą laiką bus stipresnė varomoji jėga. Ten tas pažadas, kad ten dabar čia kažką į ten kraumenis ir pakentėk ir ten vėliau bus geriau, nebūtinai ten labai taip motyvuoja. Nes tas greitas pasitenkinimas čia ir dabar atrodo visą laiką, gerokai svarbiau arba prasmingiau. Tai manau, kad tos vidinės priežasties reikia paieškoti. Ir kartais, jeigu neskauda, tai ir valio, tai reiškia, tau nereikia, tai tu net nevargink savęs apie tai galvoti. Bet kai jau ateisi, kad kitaip jau tu nebenori, kad būtų, negali leisti, kad būtų. Ir čia gali būti
nežinau, nuo fizinio apribojimų, bet ir nuo tokio, psichologinio nusiteikimo kartais, nežinau, darbas su identitetu, kai tu supranti, kad tu negali būti toks žmogus, kuris toleruoja, pavyzdžiui, tokį elgesį, arba tokius rezultatus, arba ten kažką. Tai va tada, kai atsiranda to tokio vidinio motyvo, tokio stipraus, kur tu neturi atsitraukimo kelių, nėra kito būdo, tik į priekį. Žinai, tai va tada tas eksperimentavimas natūraliai įsijungia. Ir man patinka tas sakinys, žinai, va, kaip pasikeistų, aš naudoju tą dienos produktyvumas ir dienos kokybę, jeigu dvitaškis. Ir pabaigti sakinį su bet kokia prielaida, su bet kokia idėja. Jeigu daugiau išsimiegotumėt, pavyzdžiui, jeigu daugiau fizinio aktyvumo, jeigu taikytume tokį metodą, jeigu taikytume tokį darbo organizavimo būdą, jeigu nustotume daryti šito, jeigu pradėtume daryti šito, jeigu įprotį tokį pakeisti arba tokį šito, jeigu tokią rutiną pakeisti tokią. Ir tu niekada negali žinoti, tu gali apmastyti, girdėti kitų žmonių istorijas, ten, nežinau, mokslą, dar kažką, bet tai bus tik tai, idėja, kol jinai nesiintegruoja į tavo kasdienybę. Ir labai dažnai aš pats esu nustebęs, kaip, pavyzdžiui, kai tu nesitikė to, bet tu gauni tai po kažkurio laiko, kai tu būni įsivėlęs į eksperimentą. Aš naudoju tą, žinai, kad tam eksperimentui mes turim turėti kažkokią prielaidą, ją tiksliai suformuluoti, apibrėžti tam tikram laikotarpiu. Ir tas laikotarpis turi būti toksai psichologiškai patogus, komfortiškas, kad nebūtų per baisu. Nes aš, pavyzdžiui, kai pradėjau galvoti apie tą tokį bėgimą kiekvieną dieną, aš turėjau bičiulių savo tarpe, kurie kiekvieną dieną jau buvo bėgioję. Metus laiko kiekvieną dieną varo bėgio. Aš tuo metu galvojau, kad tai yra neįmanoma. Bent jau mano gyvenime tai yra neįmanoma. Ir tuo metu, kol aš taip galvojau, tai taip ir buvo realybė. Ir jeigu kas nors man būtų pasakęs, tu dabar nuo rytojus metus laiko kiekvieną dieną įsibėgiot, be šansų. Nežinau, išvadinčiau kažkokiais žodžiais turbūt to žmonės, bet tai net nepradėčiau turbūt. Bet 30 dienų kiekvieną dieną. Man tai nebuvo kažkaip neįmanoma. Sunku, galbūt sudėtinga, bet, ką žinai, 30 dienų. Praeina tas 30 dienų, tu supranti, kad 30 dienų tai čia praėjo. Tada geriau, jeigu 100 dienų. 100 dienų praėjo, jeigu 100, tai jau ko metai praėjo. Gerai, jeigu iki gyvenimo galo. Ir tokiu būdu užsiaugini tą tokį pasitikėjimą ir šiuo atveju pajėgumą, žinai, nes jeigu nuo rytojaus iki gyvenimo pabaigos ten kažko, tai šakės, tam mes turbūt niekada nesam pasiruošę. Bet jeigu savaitę, o jeigu tik tai keletą dienų, o jeigu tik tai šį kartą, o jeigu tik tai 3 mėnesiai, o jeigu tik tai ten 100 dienų, svarbu, kad būtų komfortiška, psichologiška. Ir tada, kai pradedi daryti, žinai, ten tu atrandi, kažkas neišeina, taisyklė irgi tada tokia naudoja. Kad jeigu neišėjo vieną dieną, viskas gerai. Tai tik tai nereikia leisti, kad neišėtų 2 dienas iš eilės. Jeigu 2 dienas iš eilės neišėjo, viskas gerai. Tiesiog nereikia leisti, kad 3 dienas iš eilės neateitų. Ir labai dažnai žmonės šiaip nusivylę savim, kai jie ten, žinai, daro, ir tada ten 1 dieną neišėjo, 2 neišėjo, 3 pamiršo, 4 jau liūdė ir ten 5 iš viso pasitikėjimas savimi sumažėjo. Žinai, tai atrodo, kad jeigu 10 dienų jau tiesiai, tai 11 tęsti yra didžiulė pergalė, 12 dar didesnė pergalė. Ne, pergalė didžiausia yra tada, kada tu būni jau sustojęs ir praleidęs ir kai tu grįžti vėl, ten yra didžiausia pergalė. Ir kai taip mastai, tada tas mažas net kažkoks veiksmas, jisai nors būna šiaip psichologiškai sunkus, nors šiaip savaime turbūt nesudėtingas, bet jisai būna tokios motivacijos užtaisas, tokio pasitikėjimo savimi. Ir aš tikrai daug kartų esu taip užsidegė, užsikepė tos energijos pradžiai daug, natūraliai nuslūksta ir tada galvoju, ne, va dabar tęsti, kai jau būni sustojęs, čia yra didžiausia pergalė, o ne tęsti iš eigos ten 100 dienų beje ką. Galiu tik paantrinti. Dabar mokausi ispanų kalbos ir 20 kažkelintą dieną pramisinau beveik 1 parą, tai ten buvo Duolingo tas momentas, kai jau tuoj prarasiu savo straiką ir tą dieną pavariau ir dabar viskas, nebesustoju, tai tikrai antrinu su šito eksperimentu, tikrai taip. Paminėjai eksperimentus, tai man labai įdomu juos panagrinėti, jeigu galėtum gal kokį vieną savo didžiausią, geriausią ar labiausiai vertą paminėjimo šiandien išgryninti, kas tai buvo, kokia buvo prielaida ir ką iš to išsinešiai. Visai šiaip esu daręs nemažai tokių fizinio krūvio eksperimentų. Ir šiaip įdomi tokį potyrį, žinai, čia gal dar toliau reikėtų, žinai, lysti. Toks misogi yra konceptas, kuris tarsi kviečia į tokį asmeniškai pasirinktą iššūkį. Jis gali būti bet koks, fizinis, psichologinis, emocinis, bet svarbu, kad tau būtų sunku. Kitam, pavyzdžiui, tai yra lengva, bet svarbu, kad tau būtų sunku ir turėtų daug šansų, kad tau nepavyks, bet kažkas ką pasirinki. Ir tada tikslas yra ne įveikti iššūkį, bet tikslas yra patyrinėti savo ribas, tai reiškia priartėti prie savo pajėgumų ribų ir pažiūrėti, kur jos yra
Ir kas bus, jeigu tu truputėlį už jų žengsi, žinai. Ir tada nustembi, kad tu aptinki, kad va, tai, kad tu laiky savo ribą, nėra riba, nes ten už to dar gali, dar yra, žinai, erdvės. Ir tada, tai kur dar ta riba, žinai. Tai aš tokiu esu daręs, kur, nu, pavyzdžiui, kažkada pasirinkau 30 dienų tiesiog kiekvieną dieną bėgti po keliolika arba keliasdešimt kilometrų. Tai kai kam tai yra, žinai, įprastas ten treniruočių ritmas. Ir čia, žiūrėdami tos kilometrus man nubėgtus, tai, nežinau, krepštytų nosį ir galvotų, kame čia per sunkumą, žinai. Man tai buvo sunkumas ir man įdomiausia buvo, kaip, pavyzdžiui, kūnas greitai prisitaiko. Kai atrodo, kad viskas negali. Buvo tokių dienų, kur aš su ašarom akyse tos 10 kilometrų, šiaip ne taip, ten galvoju, kelinta diena gal buvo, viskas skauda. Ir taip skauda, kad tu eini žingsnį dedi ir, nu, tau fiziškai skauda. O dar čia bėgti reikia, tada tu bėgi ten, tikrai, nevaldomai ašaros pradeda ristis, galvoju, kas švelnis darosi. Ir tada galvoju, o tai čia jau šiandien yra ta diena, kada aš jau pasiduosiu, nes, nu, priejau kaip ribą. Ir tada suprantu, kad gal, bet rytoj dar galiu pabandyti, nu, pažiūrėsiu, kas rytoj bus. Ir tada taip keletą dienų su tokia mintim, kad, nu jo, čia jau gal riba, bet pažiūrim, nes jeigu tikrai riba, tai rytoj negalėčiau, nes jeigu galiu, tai dar ne riba. Ir su tokiu smalsumu tada nustebau, kaip, pavyzdžiui, ten iki 20 dienos ten kūnas taip reagavo, ten viskas jau pradėjo stingti, ten gyslos, aš lipu laiptais namuose ir girdžiu, kaip mano gysla, jinai braška, literaliai, ne laiptai braška, gysla braška, ir galvoju, velnės, aš čia susivarysiu kūną ir buvo baigtas mano eksperimentais. Ir nustebau, kaip ten po 20 kažkelintos dienos nieko nekeičiau, kiekvieną dieną toliau varau ir viskas keičiasi. Ta prasme, kažkaip kūnas nustojo skūstis, sako, nusibodo, žinau, man čia siūs signalus, tipo, vėliai nematė, varom tai. Ir atrodo, kad jisai priprato, nebejaučiu to diskomforto. Aš ten davariau iki, nežinau, ten 50 dienos ir suprantu, kad tai jau nėra fizinis iššūkis. Tai jau nebėra fizinis iššūkis. Ir man buvo tikrai nuostaba, kaip pavyzdžiui, kūnas prisitaikė. Man buvo įdomu, tai jeigu tai prielaidas, aš kiekvieną kartą, kai eksperimentą darau, aš tai pabandau tas prielaidas apsibriežti, motyvą kažkokį savo įsiaiškinti. Man tada buvo įdomu patirinėti, ko reikia, kad man ateitų mintis, kad aš mesiu viskas, nebegaliu daugiau. Bet ko reikia, kas čia yra per dalykai, kada man ateina jau toks down momentas, kad aš sakau, kad ne man sunku, bet sunku tiek, kad aš mesiu. Ir įdomu buvo, kad pastebėjau, kad kai kilo mintis, kad aš galiu padaryti kažkokią, nežinau, literaliai žalą kūnui savo, tada pradėjau galvoti, kad gal jau čia reikia mest, nes galiu pridirbti. Bet po to galvoju, okei, dar vieną dieną. Ir tada ta viena diena ten kažkaip pakeitė, kūnas jau pradėjo reaguoti, tai labai įdomu buvo. Kitą kartą dariau tokį jau ne fiziškai, 12 valandų sėdėjau vienoje vietoje, nieko neveikdama. Kaip tik tada kažkaip atsirado nuobodulio tema mano gyvenime ir pradėjau taip galvoti, kiek aš esu pakantus ir kantrus nuoboduliui ir galvoju, pabandom, pažiūrim, kaip praeis. Be laikrodžio, be nieko, jokio skaitimo, jokio rašymo, jokio klausimo, nieko, tiesiog, kad kėdutę į parką nuvariau miškelį 12 valandų. Sutarėm, nustačiau žadintuvą, įjungiau skrydžio režimą, kad žadintuvą tiesiog girdėčiau, kai suskambės kupriniai. Tai nežinau, kiek milijonų kartų galvojau, turbūt jau išsikrovė telefonas, nes sutarėm, kad toj vietoj mane atvažiuos paimti po 12 valandų. Tai buvo įdomu tikrai stebėti ir savo potyrius, ir kaip jaučiuosi, ir kaip įdomu. Aš galvoju, kad numirsiu iš nuobodulio. Taip literaliai galvoju, va čia tai aš atkentėsiu, ten bėgti ilgai vilniai nematė. Bet jau va čia tai jau viskas, nėra su ko dirbti. Ir tada tai buvo įdomu, žinok, tikrai pasakau žmonėm, tai kam tą daryti, 12 valandų į tualetą nuleidai, ką? Nu ne, aš kažkaip susivokiau, supratau, kažką pradėjai girdėti, ko anksčiau dėl tos skubos negirdėjai iš vidaus. Kažkokių minčių, idėjų, potyrių, kasdienybė atsiranda, tai tikrai labai įdomi patirtis buvo. Šiaip savaime iš šono gal bet tikslė, bet man tai labai svarbu. Nu va, ir įsivaizduok, Mindaugui kas nors pasakytų, davai visą gyvenimą ant kėdutės pasėdėk, atrodytų neįkandama ir visiškai nesąmonė, ne? Šiaip jo, bet, žinai, vėl tą motyvą reikia turėti. Jeigu, pavyzdžiui, būčiau ten kažkoks labai religingas kažkokioj, kur, sakytų, va čia yra, žinai, išeities taškas, tai turbūt tą ir, supranti, kad tą ir darai, tai turbūt kažkas taip ir daro. Bet 12 valandų išeina, tada gali būti, nežinau. Su bėgimu labai paprasta, aišku, čia buvo namu, bet nubėgi ten 10 kilometrų, tada tu galvoji, kad tai 20 nubėgsi, nubėgi 20, tai palauk, tai gal ir maratoną gali.
nubėgi maratoną, gal tai pala, tai jeigu gal ir 50 gali, nubėgi 50, tai gal ir 70 gali, o tada gal ir 100, gal tada ir parą, o tada gal ten žino, kiek dar gali, žinai, bet va, tai po truputį turbūt reikia bilinti, nes man visai neseniai, bet varžybose buvo, sutikom, nu, bėgimo metu žmonės, kurie nubėgo pusmaratonę maratoną ir tada jau bėgam, kalbam apie tai, kiek bėg, sako, 100 bėgų. Ir aš galvoju, ar jūs tokie drąsūs ir pasitikinti savimi, ar jūs tokie idiotai, kad taip darytumėte. Ir aš nesuprantu, kur jis yra. Aš daug istorijų sugirdėjęs, kaip žmonės taip daro, bet galvoju, nu kodėl, bet man tada išeina taip nuosekliai tarsi didinti, o kitiems išeina tokius šuolius daryti. Kartais tie šuoliai baigėsi liūdnai, o kartais baigėsi gerai, žinai. Ir vat su tokia mintim aš dabar esu likęs, bet galvojant, tai kodėl aš taip galvoju, taip po truputį, o kažkas vat šuoliais daro. Ja, bet čia jau kita tema. Mhm. Labai gražiai tavo eksperimentai įprasmino ir savikaitos visą reikšmę, kurią prieš tai įvardinai, tai galiu trumpai susimoraizinti žmonėm. Turėti prasme, turi būti įkandamas dalykas, tai 12 valandų turbūt labiau tikėtina, kad išsėdėsi ant kėdutės kaip Mindaugas, negu kad visą gyvenimą, ar ne? Daryt. Tiesioginiai žodžiais to nepaminėjai, bet labai aiškiai skambėjo tavo pavyzdžiuose, kad reikia daryti visgi tą dalyką. Ir kai jau pradeda daryti, smalsiai toliau nagrinėti savo ribas, kurias turit. Ir ką toliau su jom galima daryti. Jo, čia žinau, dar vienas prieskonis yra, kuris ilgą laiką aš jo nebuvau taip artikuliavęs, bet ne vienam padaryti. Mhm. Gerokai įdomiau ir aš paskutinis, nu gerai, gal tos fizinius dabar eksperimentus, nors ne tik fizinius, kai kada ir tokius, pavyzdžiui, įpročio eksperimentus, ten sumažinti telefono paėmimo kiekį kartu. Žinai, tai aš visai toksai jaučiuosi gan savidisciplinuotas, žinai, pats tiesiog padaryti. Bet gerokai geriau sekasi, kai atsiranda, nu, žinai, bendruomenė arba bent jau vienas žmogus, tai ten, nežinau, gal gyvenant kartu, žinai, tą tikrai esu daręs, pavyzdžiui, mitybos eksperimentą, tai nu, gerokai lengviau yra daryti, jeigu tu tą darai kartu su antroje pusė arba nu, su kuo gyveni, žinai, arba su kažkokiais bendraminčiais, bičiuliais. Man įspūdį paliko, žinai, šis laiką nemaniau, kad aš esu labai toks kaip čia, kad man reikia ten tų kitų žmonių, žinai, paramos ar atramos, bet kiek jos radau visai netikėtai, pavyzdžiui, prie šalto vandens, žinai, pratinantis, ten buvo tokia programa, kur irgi bijau, bet vieną kartą mačiau postą bičiulio ir galvoju, vat kol dabar kažkaip ateina mintis, kad gal būtų įmanoma čia man, žinai, sakau, ne, nes rytoj galvosiu, tai sugalvosiu priežasčių, kodėl ne, aš jam rašau iš karto, kur sumokėti pinigus, aš dalyvauju, žinai, toj programai, bet irgi ten buvo bendruomenė, kur kiekvieną rytą, žinai, visi ten po to ritualo, žinai, parašo ten į čatą tą snaigelę, žinai. Ir nu būna visokių tų dienų ir galvoju, vat vienas aš turbūt gal ir būčiau praleidęs. Bet vat kai tu gauni tą žinutę, žinai, kad jau kažkas su tą snaigelę, kitas jau, žinai, trečias, jau kažkas ten sako, savo, kaip buvo sunku, bet dabar kaip gerai, žinai. Ir tu pamatai, kad, nu gerai, pabandom ir mes tada šiandien, nors atrodė, kad jau gal šiandien nepraleisi ir tada va, tikrai tu tokios social paramos jos labai reikia. Gal skirtingiams žmonėms skirtingai, aš, pavyzdžiui, tikrai galvoju, kad man jinai gal ne tiek svarbi, bet vat, kai ją patyriau, tai galvoju, geras, tikrai, vat, ypatingai ten, kur sunkiausius dalykus daryti, tai tikrai ta socialinė atrama kažkokia į kitus žmonės, kurie panašiai mąsto, arba vat, kartu įsivėlia į tą eksperimentą, gerokai lengviau būna. Mhm. Čia jau kažkuriam podcast'e sakiau, čia bus mano kita avantūra, pasidalinsis tos programos kontaktais gerai, kad iš šalto. Aš nežinau, ar tas bičiulis dar daro tą, bet žinant jį, tai nenustepčiau, kad dar daro. Gerai, grįžtam truputį prie laisvės dar temos. Mes, manau, visai sėkmingai apie laisvą žmogų vienaip ar kitaip ir kalbam dabar, bet jeigu galėtum iš savo supratimo ir savo patirties sudėlioti mentalitetą žmogaus, kuris turi galimybę gyvenime tapti laisvu, jeigu dabar nėra, kokios būtų kertinės to mentaliteto sritis, savybės, mintys? Čia gal man, žinai, taip mąstysena išeitų, gal pabandyti apibrėžti. Nu, neišvengiamai tos laisvės visą laiką, žinai, šalia yra ta atsakomybė, žinai, kad tu įmėsi eksperimentus su visom potencialiom pasiekmėm, kurias, žinai, tu žinai ir nežinai, kad jos įtiks, bet tą atsakomybę prisimti ir tada, žinai, va tas,
man atrodo, kur gal daug tokios nelaisvės atsiranda, kai mes kažkaip, nu, įrėminam, bet tos planus kuriam, žinai, nu, kaip lūkesčius, kaip veiksmų, kažkokią seriją seka, pririšam prie laikotarpio. Tai labai gerai, nes tai padeda mums, žinai, orientuotis ir kartais tai kaip motivacija veikia, kartais susivokimui, žinai, tai kur tu esi ir kaip greitai čia eini ar negreitai eini, bet kartais tai įkalina, nes tada tu tarsi tą lūkestį tokį, žinai, nieko neparemta turi tam rezultatui ir tada atsiranda daug tokios, nu, nežinau, tokio neigiamą įsivertinimo, dar kažko, bet jeigu įmiesi, va, tiesiog, žinai, nes tau įdomu. Aš esu va, turėjęs tokių, žinai, sumanimų, kur, pavyzdžiui, kažkurį laiko tarpą maniau, kad tai yra klaida, nesėkmė, kad be reikalo įsivėliau, ten tiesiog patyriau nuostolį, laiko ir pinigų. Ir po to pradėjau galvoti, kad, nu, ne, bet jeigu tai buvo įdomu ir, pavyzdžiui, dabar, va, nu, atrodo, kad nepasiteisė, žinai, tai tu supranti, nes tu, nu, praturtėjai, kažkokia tavo pasaulėžiūra prasiplė. Aš, pavyzdžiui, buvau kažkada sumanęs, kad man visai patiktų, žinai, nu, kažkaip suprasti geriau ir savo, ir kitiems, žinai, po to padėti, vat, kūno rengimo, nu, fitneso kontekste, žinai, man tikrai, dabar aš, nu, fiziškai aktyvumą tikrai palaikau didelį, bet tuo metu man atrodė, kad, o, geras, reikėtų išmanyti, kaip raumenynas auga, kaip ten treniruoti, kaip ten valgyti, kaip ten, žinai. Nu, ir tada užsirašiau ten tokią programą, kursus, kur tu tos fitneso trenerius ruošia, žinai. Ir ten daug tų žmonių, aš ten dalyvauju, man ten kažkas ne taip, žinai, ir aš suprantu, kad kažkaip man čia nesigauna, aš ten neperprantu, ten, man atrodo, daugiau gylio, viskas ten kažkaip sekliai, taip viskas, žinai, eina, ir aš po to, žinai, suprantu, kad pinigų aš išmečiau, nu, visai nemažai sumokėjau. Aš to sertifikato egzamino nelaikiau, nes man atrodo, neužtenka, va, to, ką dabar čia su to sertifikatu galėčiau vadintis treneriu, eiti treniruoti, nu, netinka man taip. Nes man atrodo, per didelė rizika yra va, tokiu būdu, kad tu treniruoji žmonės, nes tu gali, nu, padaryti žalos, jeigu tam pas juos yra kažkokių traumų, kurių tu nesugebi suprasti. O mes jų niekaip nesimokėm, žinai, ir man kažkaip, nu, ne, ir tada galvoju, nu, čia failas buvo. Ir po to mąstau, kad, nu, ne, tai buvo įdomu šiaip man. Vat, suprast, kad vat, man netinka tokiu būdu gyvenime veikti, kur yra viskas paviršiui, žinai. Kitiem tinka, jie ten išėjo ir jie ten jau tas pirmus klientus, žinai, po dienos renka ir man vat netinka, nes aš nemanau, kad aš ten buvau pasiruošęs tų klientų, žinai, priėmimui. Ir aš tada vat, tas patirtis dedi ir tu kažką apie save supratai, žinai. Bent kaip minimum įdomu buvo, pavyzdžiui, nežinau, nesutikti su kažkuo. Tai ta prasme, nu, ne su žmogum nesutikti, bet su kažkokiu veiksmu ir supranti, va taip aš gyvenime nedaryčiau ir nedarysiu, nes tai prieštarauja mano kažkokiem, nežinau, įsitikinimam, vertybėm, dar kažkuo. Tai ir va dabar kitose, pavyzdžiui, srityse, kai kažką darai, supranti, va su tuo tai kompromisų nedarai. Nu, su ta, nežinau, mažesnė kokybė, ten, nežinau, rūpešių kažkuo vietoj to, kad kažkuo kitu. Tai va tie visi va tokie potyriai, jie galiausiai vis tiek išvirsta į kažkokį tais nu, gyvenimo turinį, kuris galiausiai vienaip ar kitaip yra, nu, reikšmingas, svarbus, įdomus. Ir nebūtinai atneša tik tai tiesioginę tą grąžą. Mhm. Paminėjai su šitą mąstyseną atsakomybę dėl pasiekmių, kurių imiesi, rėmai ir planai, kurie padeda orientuotis, bet galimai kažkaip įkalina ir imtis, nes įdomu. Dar kažką pridėtum? Gal tik tai tą paskutinį imtis, nes įdomu, kardu ar kvadratu kažkaip, kad to daugiau būtų toj formai. Ok. O tada prieš tą pačią norėjau kitą klausimą klausti, bet turbūt dabar labai temą paminėjai ir failus šito istorijos daly. Kaip manai, iš vis egzistuoja toks dalykas kaip failai, jeigu darai dalykus? Nežinau, bijau dabar, žinau, formuluoti mintį, nes kitą dieną išgirdęs galvosiu, nu ne taip mąstau, žinai, tai ir šiaip aš esu linkęs, va, šiai akimirkai, va taip man mąstosi, paklausit rytoj, aš jau gal kitaip mąstysiu, žinai. Failą gal sakyčiau, šiaip jo, galvoju, kad gali būti fail. Nu, ir dabar vat labai, turbūt kažkokį pavyzdį, žinai, norėčiau sumastyti ir vat, kai atėjo ta tokia vat, užtikrintai nuskambėjusi mintis, vat, prie kažkokio pavyzdžio prisiliečiu. Pavyzdžiui, man yra svarbu, vat, bet čia vėlgi iš stoikų praktikų, žinai, apmastyti savo dienos vat, reakcijas, tai kaip aš reagavau. Nu, reagavau tai ne tik tai ką patyriau, bet kaip atreagavau į kitus žmonės, pavyzdžiui, tie kažką man sako, arba ten nusprendžia ir aš tada kažkaip reaguoju. Kažkas įvyksta ir aš kažkaip reaguoju. Arba nereaguoju, bet irgi yra reakcija, žinai, nereaguoti. Ir vat jeigu, pavyzdžiui, žinai, vat kažkokiam epizode, tu supranti, kad, aha, tai dabar gali
nu, vat labai skirtingai reaguoti, pavyzdžiui, pakelt balsą ir apšaukus žmogus. Arba, nu, tiesiog ramiai paprašyti, kad ten kažką jisai ten padarytų arba nebedarytų, žinai. Ir tu supranti, kad, nu, vat yra tau akimirka, kurioje tu gali pasirinkti tas reakcijas. Kuo daugiau tos savirefleksijos, tuo daugiau tų akimirkų gali tose akimirkose būti, kada tas pasirinkimas iš tikrųjų yra prieinamas, žinai. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš nesu išsitreniravęs ir neturiu tos akimirkos, nesu dar, žinai, nu, kaip čia, išsitreniravęs to akimirkoje aptikti save ir tas potencialias galimybės, tai reiškia, nu, aš dariau taip kaip geriausia ir ten galbūt nesigavo gerai, ten žmogus supyko, ten santykiam pakenkė, ar ten dar kažkas įvyko, bet tai reiškia, aš neturėjau kito galėjimo tuo metu. Aš padariau taip, kaip man gavosi. Bet feilas, sakyčiau, būtų toks, kad aš, pavyzdžiui, turiu akimirką, kurioje aš galiu pasirinkti ir aš pasirenku daryti taip, kaip suprantu, kad šiaip tai bus blogai, bet tik tai todėl, kad, pavyzdžiui, noriu užgauti kitą žmogų. Nu, užgauti ne fiziškai, bet užgauti, kad jam emociškai skaudėtų. Va todėl pasakysiu šitą sakinį, nors šiaip tai galvoju, kad jeigu pasakyčiau kitą sakinį, jam būtų mažiau skausminga ir mes geriau išspręstų. Ir jeigu va, tuo metu pasirenki daryti va, tą tokį prastesnės alternatyvos veiksmą, vat man čia būtų feilas, nes tu turėjai galimybę, tu visus pajėgumus turėjai ir tu sąmoningai pasirinkai nesukurti to didesnio gėrio. Va čia, sakyčiau, būtų feilas. Tai žinai, toks feilas jisai irgi tada, nu, nėra tai, kad čia reikia dabar save pasimerkti mirties bausmei, tai reiškia, kad reikia paanalizuoti, o kodėl atėjo tas impulsas, žinai, su kuo tu dar nesi išsisprendęs, kad atėjo noras užgauti kitą žmogų. Ir čia aš dabar, žinai, vat, kalbu, tai čia persipinus yra šitą stoicizmo filosofija, žinai, vat, tokius epizodus išgaudyk ir treniruok save būti geresniu žmogumi, žinai. Tol, kol ateis paskutinė akimirka, kurioje jau viskas bus baigta. Kaip nuostabiai, žinok, susisėjo tavo šitas paskutinis pasakymas ne tik su stoicizmu, bet ir su tavo trečiaja laisvė, kurią vardinai. Nes kaip tik dabar norėjau tas visas 3 laisvės priminti dar klausytojams, apie kurias Mindaugas šiandien norėjo dalintis. Tai yra fizinė laisvė, kad apskritai judi. Tai yra laisvai reikšti tai, kas viduj, be nerimo. Čia va, šita trečioji. Ir antra, ką aš čia, kūrybos laisvė užsirašiau. Įdomu tai, kad dar kol kas nei vienas epizodas podcast'o apie šitas laisvės nešnekėjo. Tai labai džiaugiuosi, kad buvai tas žmogus, kuris išreiškė dar ir tokias galimybės laisviai būti gyvenime. Ir pabaigai dar turiu tau vieną įdomesnį klausimą, bet vieną labai paprastą, bet tu paminėjai, kad kartais nepatinka tau, kaip tave įvardina kiti žmonės, ką tu veiki. Tai dar neturėjau galimybės podcast'o viduje to paklausti. Tai dabar gal geras laikas. Tai kas yra Mindaugas ir ką jis veikia? Aš žinok, man viduje yra aišku, kai man reikia suformuluoti žodynų, man sudėtinga apibendrinti. Kažkaip, žinai, tai šiaip man patinka daryti dalykus, vat, kurie man šiaip yra įdomus. Man, kurie atrodo prasmingi. Ir va tas įdomumas ir prasmė, jinai skirtingose gyvenimo etapuose gali labai skirtinga būti, žinai, tai aš didžiąją savo laiko dalį aš vis tiek skiriu tai mokymo arba tai konsultavimo veiklai. Tai čia aš esu, nežinau, mokymų treneris, konsultantas, nu gerai, kartais ten pavadins mane lektorium, aš taip patylėsiu ir suprasiu, kad čia suirzau ir nuėjo tas irzulys. Tada šalia atsiranda to tokio daug vadybos, organizavimo, žinai, kur organizacijų turiu tam atskirų tokių sričių. Tada kažkokiuose kitose kontekstuose, žinai, jau kartu su kitais žmonėmis kažkokį tokį potyrį žmonėm, kaip paslaugą teikiam, žinai, nu, ten tokia kūrybos su moliu, keramikos studijų, žinai, irgi ieškom būdo ne tik tai kaip gaminti daiktus ir jo, žinai, parduoti, bet kaip sukurti žmonėm tokią patirtį, kurioje jie biškį laiką pamiršta, arba kažkaip kitaip jiem ten viskas praeitų, žinai, ir tu tokių epizodų, mūsų smulkmenų ieškai, kaip tą laiką padaryti tokį, žinai, prasmingą, savo ir kitiem. Nu, ir tada kažkur įsivėlė į kažkokius kitus kūrybinius sumanymus, žinai, nuo ten kokio nors IT ten produktų kūrimo iki, nežinau, lietumo dienoraščių, žinai, ar ten kažkokių žaidimų, ar dar kažko, tai knygų rašymo. Tai bet šiaip tai tikrai čia turbūt prabangą turiu labai didelę mėgti tai, ką darau. Ir, nu, tas ir apibrėžia, žinai, gal pamėgsiu kažką kitą po metų, tai tada tenai mane atrasit, žinai, kažkokio kitoj. Tai kažkaip aš ilgą laiką buvau prisirišęs prie to, kad Mindaugas yra ten
mokymų treneris ir konsultantas. Dabar man tas identitetas truputėlį, gal sakyčiau, pasikeitęs. Aš tą darbą darau, žinai, bet darau, nes įdomu, jaučiu prasmę. Ar visą gyvenimą tą darysiu, aš nežinau. Kai patirsiu, kad man nebeįdomu, aš tada kažko kitą turėsiu drąsos pasirinkti nedaryti. Ir kažką kitą sugalvot, kas tuo metu atrodys įdomu. Daisa 28 išsiusti naktiniai laiškai davė gerą pagrindą ir lemputės momentą tam, ką dabar darai. Nu, žinok, jo, bet laiškai ne 28 ta istorija apie mokymus. Laiškai, žinok, išėjo, aš dabar tai galvoju, kokiais 11 gal, arba net 12 gal. Tai čia, žinai, toks, papasakojau, taip atrodo, čia pat, bet buvo atkarpos, kuriuose, žinai, ne viskas tik tai labai fainai ir malonu. Man kas dar, žinai, čia su ta viena iš laisvių tavo paminėtų, šiemet aš tą ypatingai patyriau, kas nutinka, kai tu savo tikrovės parodai daugiau. Nu, iš tikrųjų, parodai, nes arba tu neturi jėgų jos uždengti ir tada jinai tiesiog pasimato, arba tu pasirenki, kad tu nieko čia neuždengsi, tu te pasakai, žinai, nu, pavyzdžiui, buvo tokių epizodų, kur nei tai ten geri pažįstami ar draugai, tiesiog žmonės, kurios tu žinai iš profesinės veiklos, žinai, kažkada sutinki kaviniai, o tu ką tik iš ligoninės. Kur ten lankėjai, žinai, savo artimus žmonės, kur tikrai situacija sudėtinga ir tu ten atėjai, nežinau, kažkokį ten tą laiškį išsiųsti darbinį, kur ten ir taip tų problemų daug, žinai. Ir kaviniai tave, žinai, sutinka kažkoks žmogus ir sako, nu tai kaip gyveni. O tu viduje turi jausmą, kad tu šudinai gyveni. Ir tu tada pasakai, šiaip šudinai. Ir tada žmogus sako, kas nutiko. Ir tu pasakai, kas yra nutikę. Ir tada tas žmogus atsako, jis to pačiu. Ir tokių daug patirčių mane šiaip nustebino, kiek daug žmonių man pasidalino tokiais dalykais, kuriuo aš galvoju, wow, geras, šitas tai yra toksai už užsklandų dažniausiai vykstantis gyvenimas, kurio jūs man neparodėt anksčiau. Liūdniausia, aišku, liūdniausia viena vertus, kita vertus gerai, kad bent jau dabar, pavyzdžiui, kokie nors artimi žmonės, su kuriais tu bendrauji, nežinau, jau 12 metų, jeigu nedaugiau. Ir tu pasakai, kaip tau dabar būnas, ir jie tada pasako, kaip jiem yra buvęs toj pačioje akimirkoje, kur tu jau turi tą bendrą patirtį, tu tada šalia buvai, tu galbūt buvai kolega, galbūt buvai draugas, bet to nepatyrei kažkodėl, tai žinai, ir tada galvoju, velnias, tai o kodėl jūs ten laikėt kažkur, tai žinai, ir mane bent jau šitie metai pamokė, kad jeigu tos tikrovės tu daug atneši, tai tada daug tikrovės gauni atgal. Aš, pavyzdžiui, tikrai klientams sakydavau, sorry, hebra, bet, nu, kitais žodžiais, aišku, bet nu, man čia problemos ir aš čia su savo, žinai, ten asmeniais reikalais, aš ten skęstu, man ten sunku, ar ten dar kažkas, ir kaip jie supratingai reaguoja, žinai, ir kartais taip pasakai, nes jau atrodo, kad nu, tu neturi kaip sugalvoti jokio paaiškinimo, kodėl tu vėluoji, pavyzdžiui. Ir tu pasakai, kad aš ligoninėje gyvenu, žinai. Ir tada jie sugrįžta su tokiu, nu, nežinau, parama, siūlymais, jau ne kaip verslas su verslu, jau kaip žmogus su žmogum, žinai, ir tada, nu, wow, geras, mane tai labai nustebino. Ir aš tada taip stengiuosi, žinai, ir kitus žiūrėti, kai žmonėm kažkas ten, nežinau, gaunasi ir nesigauna, kur aš suvirstu, net kažkas neįvyks. Ten yra istorijų, žinai. Ne visos man gali būti įdomios, nu, ne visom ašgi galiu pasirūpinti visų kitų žmonių, bet aš bent jau kaip minimum tą supratimą galiu turėti, kad ten yra kažkokios priežastys, žinai, ir galbūt nesu dar užsitarnavęs tas priežastis sužinoti tikrasias. Kaip minimum galiu paklausti, kaip minimum galiu pasiūlyti pagalbos, jeigu ten tam žmogui reikės, jisai ją pasinaudos, jeigu ne, tai būsiu bent jau pasiūlyti. Tai nežinau, kaip aš atėjau iš to pokalbio, žinau, bet jo, man atrodo, svarbi ta laisvė būti taip, kaip būnasi, žinai, ir tada žmonės pradeda tai būti ir tada supranti, kad, nu jo, daug tokių blogų dalykų tenka išgirsti, ko įprastai neišgirstų, bet tada, nu, tai yra tikrovė, gali su to dėti, bet tada ir daug tokio dėkingumo atsiranda, toks atsisveria tikrai. Sakai, nežinai, kaip pati iki šitų minčių ir šito pokalbio, man atrodo, viskas vyksta ne veltui. Tai mylėti likimą čia labai geri žodžiai, lygiai taip pat. Žiūrėk, ne veltui dėl to, kad dabar man gimė mintis Brené Brown, pažeidžiamumas ir jos visa knyga apie tai, mano gyvenime dabar irgi labai dažnai jinai skamba, tu dabar irgi dar apie tą patį kalbi ir mano kitas klausimas yra apie rekomendacijas knygas ir tuos etapus, kur, sakai, gal ne viskas buvo vaivorykštės spalvom ir gražu, tavo geriausi mokytojai, nebūtinai žmonės, bet knygos, šaltiniai, turinys ar kažkas,
kur galėtum rekomenduoti bet kuriam žmogui, nepaisant to, kuriame gyvenimo etape jisai yra? Na gerai, čia, žinai, vis tiek, aš šiaip žmogus mėgstu struktūrą, pas mane yra tas inžinierijos mąstymas. Tai man tada dažnai iš karto norisi, tai pala, tai temai čia, sąrašas, tai temai. Čia ir tų sąrašų aš pilną turiu, žinai, bet jeigu taip pat tiesiog, kad spontaniškai šią akimirką kas ateina, kaip sakiau, rytoj gal visai kitus dalykus išgirstume, tai šitą klausimą iš manęs. Tai man patiko knyga, kuri neturi vieno autoriaus, vadinasi More Excited Life ar More Exciting Life. Yra tokia, man dabar net norisi pasigūglinti, žinai, tokia kaip ir organizacija, bendruomenė, ten daug skirtingų protų, žinai, kuria knygas, tai ten tų knygų serija yra More Exciting Life, man atrodo, ten tokie trumpi, irgi taip sustruktūruota, svarbia žmogui gyvenimo temos ir ten labai kažkaip paveikiai parašyta, lietuvių kalba jinai neišversta, bet anglų kalba, tai ten tikrai atradau keletą idėjų, aš kai kur ten atpažįstu net autorius iš pagal žodyną, iš kur ateina, tai ten tikrai man padarė įspūdį, kaip paprastai, lengvai galima tiek daug turinio sudėti tokią nedidelę knygą, kuri labai nuvilnyja, tai More Exciting Life, nėra autorius, tiesiog More Exciting Life. O kita man vis tiek norisi kažkaip į tą stoicizmą, žinai, 300 metų tai filosofijai, bet žinai, kai, pavyzdžiui, mirė mano labai artimas žmogus, tai aš pirmas dalykas atsiverčiau stoikų knygos skyrių apie sielvartą, žinai, kaip sielvartau. Kai nutinka kažkokie blogi dalykai, irgi tada einu ten skaityti kokį nors, nežinau, Marką Aurelijų ar ten Senekos laiškus. Epiktetas sunkiausiai skaityti. Yra, jau man visam, tai tikrai, ne jo ten tekstai, aišku, yra. Bet esu atradęs tokių knygų, kurios man labai gražiai suguldo, taip, ne ta senovinė kalba, žinai, bet taip labai nuosekliai sudėlioja stoicizmą, tai yra Irbino tas geras gyvenimas. Lietuvių kalba išversta, tikrai, jeigu stoicizmą reikėtų perpasakoti per vieną knygą, nežinau, aš gal ne visas jas esu dar, žinai, aptikęs ir skaitęs, bet va šita, tai sakyčiau, būtų tokia, kur sudeda į lentynėlės, kaip mąstyti, kad būtume šiaip atsparesni tam tokiam nenuspėjamam gyvenimui, kur tie blogi dalykai, jie visą laiką vyksta geri, šiaip yra, negarantija. Tai man labai ta filosofija tikrai kaip atramos taškas ir toj knygoje aš ten tikrai gerų tokių vietų atradau, kur atrodė, aš jau, žinai, tam tikrų būdų jau tarsi sukramtęs, susidėjęs, susivirškinęs, bet ten yra tokios kitos taškų. Tai dvi tokios turbūt. Labai gerai. Na ir pabaigai pasvajojimai vienas klausimas. Įsivaizduok, dabar gyvenime turėtum vieną papildomą parą per savaitę, tai ne 7 dienas, 8. Ką su ta para veiktum? Pasakysiu, kaip spontaniškai atėjo mintis, gerai. Kadangi hipotetinis klausimas, nerealus, tai ir atsakymas tas žmogus. Atiduočiau kitiem, kam labiau reikia. Man reikia 8 valandų. Geras. Nuostabu. Ačiū tau labai iš pokalbį. Man atrodo, galėtumėm tęsti dar visas 8 dienas per savaitę. Hipotetiškai. Manau, kad tie, kas klausys, labai rekomenduosiu grįžti dar kartą prie minčių, kurias Mindaugas pasakė. Bet kuriuo atveju, dabar sukasi viena mintis, kad tikrai dar reikėtų nagrinėti kiekvieną iš tų etapų ir suprasti iš tikrųjų, kas Mindaugo gyvenime yra laisvės formulė. Bet vienaip ar kitaip pristėjai dabar prie bent kelių šimtų žmonių laisvesnių mąstysenos modelių ir savikaitos, tai džiaugiuosi tuo. Gerai, pažiūrėsim, turiu būdus, kaip išmatuoti šitą. Jokauju, turėtų. Struktūrinis žmogus kalba. Gerai, ačiū, kad pakvietei. Dėkui tau, geros dienos ir susimatysim vienaip ar kitaip. Planas gyvenimas kalba apie asmeninį produktyvumą ir projektų valdymą komandose, o šis podcastas yra galimybė mums visiems, besiklausant kitų žmonių laisvės formulių, atrasti savo planą gyvenimo.